Tu atsimeni, kai buvo per LRT laida Pagauk kampą? Tai va, tai man žiauriai patikdavo. Kas ištraukė? Aš? O ką tu? Nesakysiu. Aš ištraukiau keksą, Rokas ištraukė Modė, Justas ištraukė Martyną. O tu? Iš tikrųjų, man iš viso patinka vaidinti, tai labai faina. Tai taip kažkaip perėjo ir iki dabar va improvizuoju. Nu jau užsiminė jau pasakė. Ką tu trynį, sakyk, Lyderė mėgstu būti. Aš mėgstu labai laimėti. Visi mėgstu laimėti. Nu, visą laiką noriu laimėti. Kas nori ateit sceną? Scena jūsų, mes lauksim. Mes lauksim, kol kas nors ateit sceną. Pagora. Mes lauksim. Kas nors ateit, nu? Mano mamai paskolino kamerą ir aš turėjau filmuoti vestuves. Bet ten gavosi išsityčiojimas iš tų vestuvių, tai taip ir viskas baigė. Gerai, Nu, taip pat, jūs visi lauks. Jūs bus Visi lauks, ko aš lauksiu. Tu lauksiesi. Nu, tikrai, ko galima laukti traukinių statybų? Čia? Čia? Ne? Čia? Ne. Tuoj. Nematau. Kur? Aš žinai, kodėl FPS? Ne. Kaip kadras angliškai? Nežinau. Nežinau. Ne, tai žinai, ką reikia. Ne, jūs nesijuokit, aš Ne, aš nesijuokiu. Jūs visi viską žinot, tai gerai, kad dar ateina kažkas. Bet visą laiką, kai vaidinsit, būkit kontakte su žiūrovu ir tai, kai jūs jums sako, būkit jautrūs, ne? O antras dalykas, tai sparčiau viską darykit. Sparčiai. Neveikia. Tai aš taip ir bandžiau. Dieve mano, tik tai nereikia. Nereikia aš kai labai patraukiu. Nu, jeigu pasiemi kamerą į rankas ir po 4 mėnesių jau turi kurti filmą, nu tai ir filmas toks bus kaip 4 mėnesių patirties. Bet nežinau šiaip, koks dabar visiškai aš suprantu, kad man jos geras neišeis, tai koks išeis toks. Atsimenu, prieš 2 metus mes buvom suvaidinę savo vaidinimą. Tik pusę vaidinimo suvaidinom ir ėmėsime jau vaidinimą. Ir ten buvo labai juokinga, nes ten buvo atseit kabaretas, visi sėdi čia ir turėjom skambėti šūvis ir ten turėjo Justas susišaudimas ir šūvis nuskambėjo karankstė ir visi išroja, kad apsigriuvo čia padėjo panuotis. Ir vis buvo labai kviešiasi prisijungs. Ir dabar aš pasakosiu savo atsiminimų istoriją. Ką? Pasakosiu savo atsiminimų istoriją. Jis rodo šiek tiek. Jeigu taip, tai tu paliuks, tai va. Gerai, yra labai gerai. Nu, ta prasme, tu pasako, kaip ten buvo fan. Bet aš nesupratau, ką mėčiau. Ne, kad rodo vaiką. Jeigu aš rodau tau taip, tai tu sakai, kad aš išmokai atsitiko, bet turi viskas imti. Tai viskas taip turi kursu. Jo. Negerai, kaip tu pamatyti ir visą turi būti istorija, nu? Pradžią pradėsiu nuo to, kad keliavau lėktuvu. Lėktuvas buvo labai šaunus. Aišku, ten be kelių stiklų, bet ką čia mums lietuviam žinai, čia keli stiklai, tai ką čia nuskrėsi. Bet smirdėjo nerealiai. Motoras skaito, negaliu. Man atrodo, tik didžiausi tinginiai ir žiopliai gali nieko nenuveikti gyvenime. Jeigu dabar nieko neveiks, tai nieko ateitis. Aš atsakinga už tai, sakykime. Negalima vietoj sėdėti. Kiek buvo scenarijaus autorius jūsų? Scenarijaus autorė buvo mūsų klasės seniūnė Krydautė ir mes šiuo labai dėkingi. Tu pasiemi išsirenki monetas iš tos krūvos ir bandai, žinai, kaip būdavo vietoj akių įsidėti. Žinai? Koks šios istorijos moralas, kad kas nors galėtų pasimokyti? Reikia gražiai prieiti prie žmonių, kad su jais susikalbėti ir padaryti gerą rezultatą, kad jie sutiktų ir visiems patiktų ir būtų labai gerai.